šiandien. Aš prašom kelionės bilietas. Šimatai veteranas. Jau faktiškai tiek užklijavęs gali verslą atidaryti naują klijavimą. Kreivai, kaip visa. Čia dar vienas veteranas. Ypač grošies, kaip jeigu turi mašiną brangiau. Šitas baginis. Ir dar lietuviai, ne? Tai ai. Jaunėtis. Oho. Ką čia darote? Fotografuoju. Gerai, turėsim savo fotografą dabar. Piliakalnių lankymas kaip senoliai lanko. Praktiškai užvažiuoja į patį Piliakalnį. Galvojau, bus šlapiau. Sakėt, kad galit paimti mane, bet net... Nėr kur. Pas mylėtas yra? Jėzus Marija, koks čia grožis. Plaukikiško vyno. O va ten už Jono Gralio taurė. Ką? Gralio taurė kokia. Atsargiai čia gyvačių visokių pilna. Radot? Suradom. Tie akiniai, žinai, akiniuočiams. Tai va, gerbėmieji, tuoj pasišnekėsim, bet žinai, kad nesinori du kartus visko pasakoti. Kuo ypatinga šitas Vytauto paminklas? Jisai vienas iš 4 Lietuvoje išlikęs per sovietmetį. Originalus statytas 30 metais. Tai, žinai, akmuo užverstas, pravažiuot galima, bet jis užverstas dėl to, kad nieks nevažinėja. Pajudinot porą šakų, tai buvo, kad nuo jūsų krito. Žydi, sakot, ar ne? Kas čia žydi? Kas čia gali žydėti? Čia medis, kaip kam medis gali žydėti? Atsisukit visur, kur tik tai galima. Ir kaip nugraužė. Nežinau, gal du atskiri.
Labą dieną, ką jūs čia veikėte? Na, kažkada tai buvęs kelias truputį užbrukliuotas, bet kai kas čia pravažiuoja. Parvažiuotumėm ir mes, bet mes kultūringi. Ir vėl gražus mūsų stalas ant Dubysos kranto. Nekreipkite dėmesio. Oho! Bulvių skutimo aparatas greituminis. Ką jūs čia triukšmą keliat be reikalo? Aš čia kėdė iškėliau. Ką padariau?